Pirmajame šio sezono TTT Kazino LKL atkrintamųjų varžybų etape kaunasi Vilniaus Lietuvos Rytas ir Panevėžio Lietkabelis. Pastarojo sudėtyje yra krepšininkas, kuriam šios rungtynės principinės. Tai šiemet Lietuvos Rytui neįtikęs įžaidėjas Žygimantas Janavičius. Tokia situacija buvo, kad aš per daug neturėjau didelės rolės. Aišku, jinai manęs nelabai tenkino, nes norėjusi daugiau, gal nežinau, gal treneriam, gal kažkas netiko, nežinau, bet taip susiklosti, gal ten kažkas aukščiau susitarė, kad aš čia ir aš dabar esu čia ir laimingas, patenkintas. Gal aš kažko nepadariau, gal treneriai manim netikėjo, aišku, aš taip nesijaučiu per daug prastesnis ar geresnis, ta prasme. Aišku, norėjau konkuruoti, norėjau kovoti, bet tokia situacija susiklosti ir žmogus turi priimti kaip yra ir manau, kad nėra ko sėdėti vietoje, jeigu kažkas netinka, reikia judėti pirmyn ar atgal, bet svarbu judėti, o nesėdėti vietoje. O dabar tikrai ir visi nauji žaidėjai, pats treneris kitas, tai tikrai daug pakeitimų. Kazys tikrai kiek rodo rezultatai Klaipėdoje, kiek su ta auksinė karta, puikus treneris ir čia jis atvykęs įnešė tos gyvybės ir komanda šoktelėjo į viršų. Per šiame sezone Lietuvos Ryte praleistus mėnesius Žygimantą treniravo 4 krepšinio specialistai – argentinietis Marcelo Nikola, Aurimas Jasilionis, Arvydas Gronskis, galiausiai Tomas Pačėsas. Padėtis nebuvo, aišku, geriausia, ta prasme, žaidėjai irgi taip viską priima, taip nestresuodami, aišku, pasikeitė treneris, aišku, gaila, dirba, jau susiartėjai ir ateina naujas, bet situacija buvo nekokia, nes mes tikrai nerodėm to rezultato, kokio mes patys norėjom. Tomas Kaštietis, per daug mes nebuvom pažįstami, bet dabar teko apie jį irgi girdėti iš šono, bet jis atvyko čia, jis yra maksimalistas. Žino savo tikslą ir jisai siekia jo į savo priemonėm, kokiom jisai tiki, kuriuom jisai tiki ir jisai jom pasitikė. O žaidėjai turi priimti, ta prasme, buvo ir sunkių treniruočių, buvo ir lengvesnių treniruočių, buvo ir rėkimo, bet tai čia kiekvienas treneris turi savo filosofiją ir manau, tai yra normalu. Taip susiklosti situacija, labai būdavo sunku išeini į startą, penketas, sužaidėtas 2-3 minutės ir po to nepakilti, tada taip atrodo per galą, bet tai sakau, trenerio sprendimai svarbu, jie turi teisintis, nepasiteisina, tai kenčia žaidėjai, kenčia treneriai, bet čia jo sprendimas ir dabar matosi Rytas eina į priekį ir tai jo sprendimai reiškia pasiteisinę. Žygis Vilniuje, kaip ir daugmaž visos savo karjeros metu, buvo mylimas už gynybos ir žaidimo organizavimo sugebėjimus, tačiau peikiamas dėl prasto pataikymo. Gynyboje tiesiog reikia daug noro ir manau, ta gynyba bus, o žaidimo organizavime, aišku, irgi daug kas priklauso nuo žaidimo, kaip jauti komandos draugus ir mano, ta prasme, statistiniai rodikliai tos metimo sferoje nežiba, aišku, buvo pora geresnių sezonų, kur gal turėjau daugiau pasitikėjimo, bet daug ir komandos draugų ir viskas sako, reikia daugiau tikėti savimo, aš kartais biškai taip, kai visi kalba, ta prasme, tai kartais net ir patiki to, tai visi jau nuo mažens prisimenu viskas būdavo gerai, o po to sakydavo, jis nemeta ir tas vis tiek įsimeta toksai kompleksas į savo ir taip yra, jo, trūksta, aišku, uždirbus, stengiuosi to ir, kaip sakoma, gal ateityje vis ateis, jis laukia ir tiesiog reikia biškai pasitikėti daugiau savimi ir, aišku, daug darbo. Šis sezonas Žygimantui priešingas praėjusiam. Pastarąjį įžaidėjas pradėjo Lietkabelyje, o vėliau išvyko į sostinę. Tada pirmą kartą lietuviškai į L Klasiko teko žaisti būnant kitoje barikadų pusėje. Juo labiau, kad kai Žygiui buvo 19, jis pasakė, jog Žalgiris svajonių ir mėgstamiausia komanda. Dabar svajonių komanda, kur žaidžiu, ten yra svajonių komanda. Aišku, kur širdis priklauso, gal ir ten kažkiek, nes vis tiek tas pati jaunystė, vaikystė, praėjo ten, daug tų emocijų, daug pergalių, bet visos komandos puikios, tas pats Lietuvos Rytas, jie turi puikią vadybą, viską sudėlioti žaidėjams, puikios sąlygos, tiesiog, aišku, visur norisi kažką laimėti, tai labai džiugu, kad teko su Vilniumi laimėti tą Mindaugo taurę po tiek metų ir kaip laimėjo varžybas, laimė trofėjus, visur yra gerai. Krepšinio specialistai kalba, kad Žygis galėjo pasiekti ir didesnės karjeros aukštumas, mat kadaise buvo laikomas vienu perspektyviausių šalies gynėjų. Daug ką prasideda tos traumos, kaip ir sakau, buvau ten Žalgirį porą metų, kaip sako, tai išvažiavau Šiaulius irgi. Lyg ir turėjau būti tam pačiam Žalgirį, bet žaidėm draugiškas varžybas, lūžo riešas, 2 mėnesiai prie krepšinio, komandas susidėliojus, jaunas, važiuok ten. Po to tie patys Prienai atrodo, po Žalgirio, kaip tik atvažiuoju į Prienus ir sako, jau viskas į Prienus nusprendžiau grįžti, tai atvažiuoti neblogas reiks sezonas,
jau kažkas vyksta, man nuplyšta raikščiai. Po raikščių sunku vėl kažką ir taip gaunas. Tada vėl priėmusi sezonas, važiuoju į tą atranką Lietuvos rinktinės, pasirašau kontraktą, išvykti į Vokietiją, vėl lūžta ranka, nepraeinu medicininės. Ir tiesiog, toksai kažko vis pritrūksta, nesakau, kad čia vien traumos kaltas, sakau, reikia prisimti atsakomybę savo, kad kažko dabar buvau Vilniui. Tai buvau pasirašęs irgi pusę metų kontraktą, bet atrodo, pusę metų buvo geri ir va, užsikabinau ir vėl likau šiais metais, bet vėl kažkas netiko ir žingsnelis atgal, bet sakau, už to gyvenimas susideda. Kartais, aišku, būni pergyveni, stresuoji, nervuojasi, bet praeina keletą dienų ir prieimi, kad tai normalu, toks taip yra. Tai aš ne iš tų, kur sakiau, oi, čia prašvaiščiau savo ten tą, aš tikrai režimo laikiausi, dirbdavau, tai viską, žinau, padariau, kas priklausė nuo manęs. O atsitiko taip, kaip atsitiko, tai nėra ko griaužtis, aišku, reikia stengtis žiūrėti į priekį. Žygimantas ilgametis Lietuvos jaunučių jaunių jaunimo rinktinių narys. Tiesa, krepšininkas nėra žaidęs oficialių nacionalinės vyrų komandos rungtynių. 27 žaidėjas pastaraisiais metais likdavo greta rinktinės 12-ko. Į jį prasibrauti 2014-aisiais sutrukdė rankos trauma. Tada buvo tikrai sunkus lūžis. Pirmą kartą atvažiuoji į stovyklas, ten sportuoji ir tokia trauma jo tikrai buvo sunkus. Bet sakau, viskas išgyvenama, porą dienų praeina, susitaikai su tuo, viską apmastai, supranti, kad gyvenimas tęsiasi, iš visko susideda ir tada tiesiog lauki, praeina viena savaitė, jau matai, kaip gyja, galvoju, dar liko 6 savaitės ir jau galėsiu vėl grįžti. Tiesiog prasideda laukimas, kuo greičiau reabilituotis ir grįžti aikštę. Šiemet turėjau galimybę, bet šiemet ačiū Dievui, nieks nelaužo viską, tai likau už borto, kaip sakoma, tas 13, tai kažkuris 14 žaidėjas, tai likau už borto, bet buvau sveikas, įgijau patirties, sportavau su geriausiais sportininkais, esu patenkintas tuo, kiek įmanoma, sakau. Aišku, norisi vis kažkada pabandyti ir treningas, ir atiduoti, ką gali padėti, bet aš esu patenkintas savo to pasirodymu, tikrai nebuvo blogas mano ten tos pasiruošimo laikotarpiu, esu patenkintas savimi, o tiesiog treneris taip nusprendė ir viskas. Lietuvos rinktinė lieka didžiausia Žygimanto svajone. Kitas troškimas – išbandyti legionieriaus karjerą. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas – čempiono instinktas.